konferencija prasidėjo nuo darbuotojų pristatymų. Taip, merai, tai turite nemažą darbuotojų kolektyvą. Norėčiau aš, kad kiekvieną savo darbuotoją pristatytumėt, gal pats ir darbuotojas pasišnekės su susirinkusias, kad žinotumėt, ar ne, gerbėjimieji mūsų svečiai konferencijos, kas apskritai yra savivaldybė ir iš ko susideda. Tai visų pirma, pas mus savivaldybė yra statytinių tikrai vicemerų apstų ir kultūros vicemeras, ir už technologijas, ir mokslo inovacijas atsakingas vicemeras, taip pat už administracinis dalykus vicemeras. Na ir po truputį po vieną gal tada prieis, patys prisistatys, nes, suprantat, daug informacijos aš susakysiu, po to pasimiršiu. Tai galite pradėti jūs gal pavaduotoja mano Birutė Varputytė. Teisingai, tai aš būsiu Birutė Varputytė, tai gerbama mero pavaduotoja, taip pat esu viešųjų ryšių specialistė, atsakinga už visus socialinius tinklus ir viešus renginius. Tai šiuo metu ir vedu jūsų spaudos konferenciją ir aišku, su manim visada galite komunikuoti, jeigu norite susitikti su meru privačiais, pasikalbėti visokias savo reikalas arba problemas. Taip pat mes turim, čia už manęs stovi gerbiamas kultūros ministras, gal prisistatykit trumputį. Sveiki, aš esu Impolitas Prunskus, tenkintis kultūros ministro pareigas. Malonu susipažinti su miestelėnais. Šiandien stoviu čia ne kaip kultūros ministras, bet kaip didžiausias Los Santoso miesto fanas. Kalbant apie mūsų miestą, galima sakyti, jog jis yra gerai subalansuotas patiekalas. Kiekvienas ingredientas tai unikalus kultūros sluoksnis, kuris kartu sukuria nuostabų skonį. Pirmiausia, noriu pažadėti, kad mūsų miesto kultūra bus tokia gyvybinga, kad net mūsų paminklai pradės šokti. Nusprendėme, kad visi miesto parkai turės nemokamus pasirodymus, kuriuose dalyvaus visi. Nuo talentingiausių muzikantų iki mūsų kaimynų kačių, kurios kenčia nuo scenos baimės. Taip pat ketiname įstengti Los Santos talentų dieną, kad kiekvienas galėtų parodyti savo talentą, net jei tai būtų tik gebėjimas valgyti picas greičiau nei bet kas kitas. Tai va, šiek tiek apie mane. Ačiū Jums visiems, kartu sukursime nuostabią kultūros istoriją. Tik norėjau visiems priminti, iš karto po spaudos konferencijos turime nuostabų koncertą tiems, kurie neskuba bėgti į darbų rutiną. Pasirodys jaunas prodiuseris ministrė, klausimą turiu. Įnešdamas savo nuostabių skambesių mūsų nuotaikoms. Renginys visiškai nemokamas, taip kad nepabėkite. Taip, tiesa. Žiūrėkit, gal klausimėlį biškį vėliau, mes čia trumpai prisistatom, žinot, o va tada jau, kaip sakant, galėsim klausimų visą šitą šutvę papildyti. Taip, teisinga. Tai tada norėčiau pristatyti mūsų gerbamą architektą inžinierių Vilių Arką. Sveiki, kaip mane ir pristatė, esu Vilius Arka, architektas, stengsiuosi į šitą miestą įvesti kuo daugiau tokių naujovių, inovacijų, sutvarkyti visus miesto kelius, nes vietomis kelių būklė yra ganėtinai prastoka. Taip pat, kiek pastebėjau, prie Pilbokso esančios ligoninės taip pat siena yra gerai taip išmušta, tai irgi reiktų planuoju užsiimti, bei pagerinti šio miesto infrastruktūrą, bei gal net pastatyti kokius kelius naujus ir įdomesnius parkus. Taip, taip pat mes turime IT specialistą, Buotą. Prašau, Buotą, žodį kalbėti. Jo, vis pakčia. Jo, sveiki, visi esu... Garsiau galima, ja. Gerai. Batukas garsiau. Sveiki visi, esu Botas, esu programuotojas savivaldybės, nesu geriausias čia kalbėtojas iš viso, tai pažadu visiems įnešti gerą interneto kainą, kad reikėtų, nebūtų tas interneto kainos labai pakeltos, sumažinti jo, tiek apie mane viskas. Viskas gerai, Batukas. Taip pat mes turim kanceliarijos viceministrę Jekateriną. Vicemerė, čia vicemerė, ne ministrė. Taip, vicemerė. Nesigirdzi. Gal jūs nelabai gerai girdite. Garso biškai, Jaudinas truputį, Jekaterina ne vis taip šneka prieš tiek daug žmonių. Gumuliukas, žinot, kaip gerklė būna, kai žinai, reikėdavo lietuvių kalboje atsakinėti šitas kalbas prieš mokytoją. Gumuliukas užsikerta ir vsio, ir nebeatsimeni, ką sakyt, nebežinai.
A tai jūs mane girdit ar ne? Kas Nu, va dabar. Gerai su tom ausim jūsų. Aš esu Jekaterina, mane vadina Katsiuša. Esu atsakinga čia už šitą visą tvarką, už švarą. Valau visas grindys, tad prašau ateiti su švariais batais, nusivalyti batus ir šitą, ir atsakau už kanceliariją. Taip, va. Na ir Turim nesyk, su pavarde viso miesto galima? švarą. Taip. Žinoma, visą miestą, kam reikės švaros, visada galite man parašyti. Dėkui. Jekaterina pavardė, dar va čia kažkas klausė. Andrėjevna. Taip, tai šiuo metu dar neturim kelių mūsų darbuotojų, tai turim ir administratorę Anabelį, turim ir savivaldybės direktorių ir taip pat porą teisininkų. Tai tikrai su jais galėsite susipažinti, kaip jie bus darbė. Šiuo metu atostogauja. Tai grįžtant dar ne prie mūsų konferencijos, aš dar norėčiau užduoti keletą klausimų merui, kadangi aš manau šitie klausimai ir jums yra aktualūs, kadangi dažnai juos išgirstame iš jūsų. Tai savivaldybė atsirado netikėtai ir kelia žmonėms daug klausimų bei nuostabą. Gal galite paaiškinti, kodėl apskritai savivaldybės valdžia atsirado? Mes suprantat patys, be savivaldybės valdymas yra neįmanomas. Tai valstybė turi kiekviena daug savivaldybių ir jose turi būti kažkas paskirtas ar išrinktas, šiuo atveju paskirtas. Na ir tikrai mes bandysime visą šitą pagalbą valstybei suteikti. Nes kol kas... Prieštaraujam. Norim rinkimų. Na, tai čia suprantat, čia rinkimai, tai jau reikia sakyti valstybei, kongresui rašyti. Pasakysim, pakvieskit. O ką kongresas paskyrė? Norim rinkimų. Tai kodėl jūs, tai žiūrėkit, kur jūs buvot šitos 2 metus po praeito mero, kodėl jūs neturėjot rinkimų, kodėl jūs, kaip sakant, nerinkot mero. Tai va dėl to buvo paskirtas meras. Tai čia jau nebūtų klausimų. Tai 10 kartų sakau, kongresas, valstybės būtent irgi kongreso nariai. Kur Balys Sruoga? Tai čia popieriai yra vieša prieiga, galite nueiti į internetą pasiskaityti. Kur viešas pranešimas? Kodėl aš turiu pasiekti? Aš esu statycinis, kuris čia įstatytas. Taip, mane pastatė. Tai jeigu jums įdomu dokumentai, tai galite nueiti į internetą pasiskaityti. Kodėl aš turiu... Internetą tiksliai. Tai, pasižiūrėkit, į valstybės kiekviena savivaldybė turi ir savo dombazės ir savo internetinius puslapius. Oi, nakui tos merus. Atsiprašau, parašyčiau pagarbos konferencijos metu ir visus klausimus po konferencijos galėsiu. Kodėl Balys Sruoga jūsų nepristatė? Balys Sruoga ir mirs. Apie ką jūs kalbate? Policija nedirba. Ar jūs jį nužudėt? Žiūrėkit, aš nesuprantu, kodėl čia pasipiktinimai kažkokie, kai mes atvykom čia statytinį dirbti savo darbą, o mes įstatyti čia iš jūsų, nieko nereikalaujam, iš jūsų, nieko neimam. Tik tais matau biudžete, aš jums atskleisiu visą tiesą apie šitą valstybę. Šioj valstybei ir šioj būtent savivaldybei yra didžiulė skola įmonėms. Ir mes dabar turim ją kažkaip išspręsti. Ir aš čia statysinis su biudžetu dirbantis turėsiu bandyti kažkaip išspręsti šitą biudžete skolą. Ką tik jūsų ministras sakė, kad puikiai subalansuotas patiekalas yra dabar tai vadinas mokesčiai bus, nes nesusitvarko. Yra tie mokesčiai. Be mokesčių nebūtų savivaldybės. Kokia skola? Yra kuinė, kad tu šneki. Ponas merai, aš norėčiau jūsų paklausti, jūs dirbate tripakę, kaip pasakyti, apsaugą tiek ir mechanikose ir dabar jūs tapot jau kažkaip dirbot, dabar kažkaip tapot be rinkimų, kažkaip tapot meras, gal turit kažkaip pasiaiškinti šitą dalyką? Karoči mane į merus. Kiekvienas iš jūsų yra žmogus, kiekvienas iš jūsų gali pakilti laipteliais karjeros. Ir be abejo, kiekvienas, kaip sakant, turi galimybę dirbti, kaip nori. Taip, pripažįstu, aš dirbau apsauginę. Taip, pripažįstu, aš dirbau ir mechaniku. Aš tikrai daug esu darbų atlikęs. Tačiau aš ir politologiją esu studijavęs, ir baigęs, ir, kaip sakant, domiuosi tom, tai tikrai aš kompetentingas ir tie, kurie mane čia pastatė, jie žino. Mechanikos buvai.
čia Kaip tas sakėt? pats meras, kuris sakė, kad gali nupirkti mergą, čia tas pats apsauginis, tas pats meras dabar, kur stovi prieš mumis. Nu, žinokit, tokių dalykų tikrai nesakiau, nes aš tais laikais pats Buvo pasakyti, kaip čia negerai. privatu, kiek kad kainuoja? viską padarys. Jo, čia buvęs mano kolega. Jo, buvęs mano Ne, čia ne kolega. šeima. Kolega, sveiki. Ponas merai, galima klausimą jūsų. Ar esate siūlę piliečiam pigesnės strip paslaugas? Kaip sakėt, strip paslaugas? Taip, striptizo Ne, aš dirbau paslaugas. šitam klube tik tais apsauginiu, o tenais, kaip sakant, jau blėt, atsimenu, siūlymas. dirbau tik iš apsaugos. Kokia kaina? Nu, sakė, pitakas ir padarau. O čia už ką? Šokį, durnas. A, tai meras šoka? Ne, tai jis čia suderino. Tik pinigus rinko. Jis tik surinko pinigus ir išpabėgo. Žiūrėkit, O, kad ir ką jūs komisija kalbėtumėt, įmonė, aš pripažįstu dirbęs Įmonė to atėjo. apsauginiu, bet čia, suprantat, visi žmonės gali pradėti ir nuo valytojo, suprantat, ir tapti prezidentu. Tai čia, nu, kaip sakant, nesuprantu, ko jūs čia O tai kodėl aš ne kad prezidentas? kažkokius jūs čia bandot Paskirsiu prezidentas. Nu, prezidentas tai jau čia Aš rinkimai čia va šitą meras. valstybei. O va savivaldybės merą gali ir statyti. Tai jūs suprantat, prezidentą ir merą, koks skirtumas yra, jūs nesuprantat. tiek Man būna gal balsų. kažkokia čia pamokėlė penktą reikia Kas pravesti. Palaukit, peticija, vis norim tiek- vis tiek rinkimų. buvo- Kodėl aš autistas meras dar? Tai ir savivaldybės jo šitie žmonės ir Aš kongresas partiją turiu. aprūvino, Aš esu pastatė. meras. Ir mes dabar turim šitose jūsų skolose dirbti. Iš Bet jūsų kiek yra nieko skola? neįsdami, nieko Martynas nereikalaudami. O Motės jūs čia skolų dabar pridarė. akiplėšiškai mums bandot Kongresas kažkaip vis tiek sugadinti nuotaiką. Tikrai nesugadinsit. Kas tau siūlė čia? Jūs čia ant mūsų mėto namiokus kažkaip. Ne, jūs man nesugadinsit tos nuotaikos. O tai kur yra kongreso balsavimas? Turėtų būti vis tiek įtvirtintas kongreso balsavimas, nes vis tiek balsuoja Na kongresas. tikrai tvirtintas viskas yra, galit pasidomėti. Kur? Pasižiūrėti. Taip ir nepasakėt, kiek kartų klausiau. Tai internetiniam puslapį viešai Kuriam? prieinami dokumentai. Kuriam? Na, kur tas puslapis Tai yra? pasidomėkit, Galit aš kad pateikti. jums Tai domiuosi dabar. Tai gali Taip. jūsų administratorė grįžti iš atostogų ir pagaliau paskelbti. Šitą IT Tai specialistą gali, čia paklauskit, viskas kur po aš- truputį, žinokit, nes mes čia, Tai kaip sakant, dar viskas, tik sakėt, pirmą puslapis savaitę yra. bandom įsikūrinėti, yra, bandom senai. su jumis susipažinti. Na ir matom, kad čia jūs labai sunkiai. Bet Jeigu norit, galit stoti į mano vietą ir dirbti, žinokit. Aš kaip sakant, galiu Ahujėlinė Nu, tai mes. galite išeiti, žinokit, nieks Bet jūs nelaiko. čia esat savaitę laiką ir jūs nesat jokią dokumentą, nei nieko net pateikę ir dar jūs skaitat save. Yra viešai prieinami dokumentai. kur Jeigu tas norit, mes dokumentas, juos atspausdinsim pasakykit, ir kur? jums paduosim. Kur? Kur? Kiek kartų O klausiau? jūs tik tais mokat šnekėti ir nieko Kabinam jį už kapšo. Ateikit dabar, ponė, čia ir pateikit savo dokumentus. Aš tai galiu drąsiai ženklelį. Tai ateikit dabar ir mocinus kažkokius Aš tai išsilavinimus. galiu drąsiai savo Man ženklelį irgi dabar pateikti. įdomu. Man irgi Ir įdomu. jūs pateikite. Jūs ką tik 20 dėjot. eurų per porą, hai komendė malonu. Tai pateikit dokumentus. Jinai man jau labiau patinka, nes nei dokumentus turi, supranti? Neturi, na irgi, pažiūrėkit. Nelegalas. Nematau, kažkas Nelegalas. neaišku. Dokumentai yra, viskas yra. Kažkas neaišku, tam merui yra. Žiūrėkit, atsiekit trečiadienį, šį turi, trečiadienį turi. vyks atvirų durų diena. Šiandien. Bus Jam atspausdinti reikia dokumentai ant paaiškinti, sienos merui. iškabinti. Aišku, kokiam Kaip puslapy gali yra būti meras, jeigu jam pačiam neaišku? Žiūrėkit, bus trečiadienį atspausdinti dokumentai, ant kiekvienos sienos čia prikabinti Ne, savivaldybė dabar galės kodėl juos kodėl paskaityti. Šiandien yra Mes jūs, kaip sakant, girdim, mes jūs išklausom, mes dėl jūsų viską padarysim. Tai sakėt, yra tinklapis, tai noriu pažiūrėti. Yra. Kur? Tai žiūrėkit, tai nueik ir pasižiūrėk, nu tai Nu, tai pasigūglink. sakyk, nu. Kur nueiti, kur Kur? pasižiūrėti. Klausyk, kur tavo Kas? Tvarkos prašyčiau, gerbkime vieni kitų.
Kamase. Čia, man atrodo, nepagarba iš jūsų pusės. Tai žiūrėkit, o ką jūs galvojat, ko mes čia ateinam ir ką mes čia darom? Mes iš jūsų kažko reikalaujam, mes kažką prašom? Rinkimų Tai mes kur jūsų rinkimai buvo 2 metus po praeito mero? Kur tu buvai? Nerinko, todėl pastatė statytinis, nes dabar yra toks dalykas, kad minusas biudžete. Tai reikia įstatyti kažką, kad jisai sutvarkytų. Tai va šiuo metu mes tą bandysim pagelbėti valstijai. Tai už akinius ir Kaip limuzinus skolas meras pasiėmė išmušinėt rankom, grinai seniau. Visą laiką jūs čia vaikščios nuėjus drabužiais, įdavo minusas biudžetą. Limuzinus perka. Nu mes kai atvykom į šitą savivaldybę, ką pamatėm, mes patys, supraskit mūsų, norėjom čia tiesiog palikti viską ir išvykti. Tačiau mes jau ir atstatėm ir elektrą, atstatėm ir interneto kabelius. Ką jūs atstatėte, jeigu jūs Iš kur prabangus mersas Žinokit, neveikia čia daug dalykų, bet mes patruputį Nu, kas neveikia, kas neveikia? Kas neveikia? Viskas veikia, mes puikiai gyvenam čia. Aš net Labai gerai, žinai kaip. Kas neveikia, pasakykit, kas neveikia? Turiu klausimą šitą Kur byla prie upės? ministrą šitą kultūros. O išspręsit problemą, muzikos apdovanojimų nemačiau mieste tarp ten, kur bus apdovanojimai. Bus ar ne? Spręsime, taip. O kada išspręsit? Tik tai spręsite, bet jūs niekada neįsprendžiate tų problemų civilijų. Tai čia ir... Nes minusas, į minusas Minusas, fonde čiagi minusas, jie pasisyrė. negali nieko spręsti, buvo atostogas išeina visi. Turit prabangius mersus, vilas prie jūros, kam reikalo. Kaip savivaldybė gali kontroliuoti interneto kainas? Man šiaip yra įdomu, jeigu jūs sakot, kad jūs klausot, atėjot, kad išklausyt mūsų, tai jūs turit kaip ir mumis išklausyt, mes norim rinkimų, tai kaip ir rinkimus jūs turit ir padaryti, jeigu jūs Tai vykdykit, ne mes rinkimus darom. Nu tai... Vykdykit, čia vyksta kongresas, vyksta visuomenė. Vykdykit. Pateikit kongreso kontaktus, mes organizuosim rinkimų. Tai gal tada tu iš viso gal esi apsimetėlis, gal ne meras? Apsimetėlis. Nu, šitie, žinokit, jūsų kaltinimai yra jau rengiami dokumentai teismas. Susitiksim teisme ir šitą, kaip sakant, pamatysim. Apsišaukėlis. O policija ką dabar dėl šito daro? O policija daro atveju Dėl to nes minusas. Dėl to ir reikia Gerai, kam žaloti Medicina, medicinos. Man atrodo, pasibaigė konferencija. Wow, it's fucking plita, okay? Įsibėgiokit, Policija čia laukia dar pabėga. kažko. Policininkai kaip pimpalė stovi atsistoja. Ministrė, turiu klausimą. Ten mero viskas yra. Tai lauksim rinkimų tuomet. Batuchas.